Taigi, atsiprašau labai, kad neatsisveikinom, nes mes labai norim tęsti ilgiau epizodą, bet čia neleidžia šitą bandikam, neleidžia programa tęsti ilgiau negu 10 minučių, tai va, norėčiau ilgesnį padaryti šitą, aišku, epizodus visus, bet tai negalim, va, neleidžia. Tai va, čia per šį epizodą mes paleisim fejerverką. Nu, ką mums tas fejerverkas? Fejerverkas skirtas yra gražiai. O, jes. O, ko čia mums dar reikės? Ko reikia fejerverkui? Reikia ko? Turiu tokį kamuolį jau, parako, ką dar? Reikia popieriaus. Popieriaus? Iš kur mums dabar gauti popieriaus? Palauk, žinau vieną vietą, kur galiu rasti. Gerai, surastų ten popieriaus. O kiek ten jo reikia? Kiek ten jų yra iš viso? Ten yra apie 10-12. Nu tai paim 12 tada jau. Aš padarysiu lovas. Gerai, aš tuo iškilsiu, čia kažkur kyla. Olio kolorita. Ten mes galim YouTube prikolinus Facebook prikeliam, galit komentuoti, ką kelti, mes prikelsim. Jo, ten irgi galit rašyti, kas nepatiko, kas patiko. Ten irgi subscribinkit, vertinkit. Ten geras, čia jeigu liūdna diena ar dar kas nors, taip užeikit ten, pažiūrėkit ir viskas. Kaip ir mums šiandien gal buvo nuobodesnė biškį diena, bet papipsėjom ten, tai net pasitūsino. Jo, per šiandien mes ten, man atrodo, per tą kanalą sukūrėm net gal 3-2 video, o ten jie trunka tai po 6 minutės kažkur. Tai vat. Tai mes čia gal nekeičiam temos, kalbam vėl apie Minecraftą. Apie mūsų epizodus, apie mūsų tolimą gyvenimą. Kad galėtume viską vėl sugrįžti. Nu va. Tai ką? Dabar mes darysimės lovai vietą. Jisai maininasi, kad galėtume... Jau kylu į viršų. Tai tu jau radai ten tą vietą, kur popierius? Jo. Žiūrėk. Aš kaip va šitą vakalu ir žiūrėk, man daugiau nepasidaro jų. Jis nieko taip nepadaro. Žiūrėk, daug radau dar. Nu, tikrai sėkmė. Gal dar bus. Aš gal padarysiu... Taip, buvo. Kas buvo? Dar buvo ironą, bet tai buvo. Gerai, gavau 12 ironų. Aš dabar turiu padaryti tokį vieną dalykėlį. Per tuos ironus man susišiko kilimas. Sakai. Bet vis tiek gerai yra ironas. Turėti ironą vertingas čia jau dalykas. Mažai žmonių žaidžia dabar. Iš viso mažai šiaip. Na va, vėl radau. Aš jau pastačiau čia. Aš gal dar eisiu paieškoti maisto, vis tiek reikėtų mum, bet tai dabar pas mane pilnas maistas. Mane panašiai pilnas. Aš nebėgioju greitai ir pailsiu. Tai ką? Tai kad vėl nepratęsti ir neatsisveikinti su jumis, tai gal jau tuo ir užbaigiame savo šitą 5. jubiliejinį epizodą.
dar eisim įsišaudyti fejerverkus. Jo, eisim iššaut vieną fejerverką ir užbaigsim taip savo epizodą. O 2 negalime. Nu, 2 gerai, 2 jau 2. Kaip nori. Grįžti namo. Turi popieriaus? Taip, Duok popieriaus. prašau popieriaus. Prašau popieriaus. Nedavė. Prašau popieriaus. Ko čia dar reikės? Pasikeitė namelis mūsų. Nu, taip truputėlį. Pala. Žiūrėk, kiek kabaltono mes turim. Jo. Vieną, žinok, tik tai fejerverkas išeis, nes neturim daugiau parako. Tai gerai, kėlam į viršų, iššaudysim. Einam į varpą. Gal kokį, nežinau. Aš tik kilsiu, aš eisiu. Laukai, aš varau. Varpų laukai. Jei žinojo, čia bus ir visokių varpų. O, pigai, viskas čia. O, Dieve. Nekėlim su rankom. Su rankom. Gerai. Aš tavęs nematau, užlipk į viršų. O. Kur tu? Nu, nesimato, bet aš tave pasikiosiu. Gerai, va čia va šaunam prie gėlytės. 3, 2, 1. Apa. Žiūrėkit. Wow. Tai mūsų atidarimo šventė. Gerai. Ir mes šį epizodą baigėme. Atsisveikinimo, kitą epizodą pamatysite rytoj, gal net ir parint, nežinau šį epizodą, kada pamatysit. Bet mes dar biškį su Tomu pačia pastilinsim namą viską ir kaip grįšit jūs jau bus gražus namas. Gerai, iki. Viso gero žmonės.